Sveiki, aš esu Marius iš CarPlay LT, o šalia manęs Lexus RX 450H. Taigi Lexusas 450H hybridas nuo 17 metų yra 300, nehybridinis modelis, labai populiarus Lietuvoje, labai mėgstamas dėl savo hybridinių savybių, dėl savo komforto, dėl savo kokybės, dėl savo kuro sąnaudų ir panašiai. Kaip minėjau, gražus modelis, gražiai žiūrisi, pakankamai naujas, tačiau turi vieną problemą, tai yra jo ekranas. Didelis, gražus, platus ekranas, tačiau jame realiai nieko negalite nuveikti, nieko negalite matyti. Yra tik tai originalūs žemėlapiai, radija, dar kažkas tai ir nieko daugiau, klimato valdymas ir panašiai. Tai mes šią problemą žadame išspręsti, sumontuosime CarPlay sistemą, kuri bus valdoma originaliu valdikliu. Išliks visos originalios funkcijos, telefoną bus galima pasijungti be laido, tiek iPhone'ą, tiek Androidą. CarPlay ir Android Auto bus matomas ant šio didelio 12 colių ekrano. Ardysim Lexusą, parodysim, kaip viską pajungiam ir parodysim vėliau, kaip viskas veikia. Važiuojam. Montavimo darbai baigti, šokam į automobilį, pasižiūrėsim, kaip veikia Apple CarPlay Android Auto originaliame Lexus ekrane. Taigi, pirmas dalykas, įsijungiame degimą, užsikrauna originali Lexus multimedia. Čia kaip ir niekas nepasikeitė, visos funkcijos išliko, spaudžiame mygtuką meniu, laikome, vaizdas pasikeičia į Apple CarPlay Android Auto interfeiso meniu. Čia jau turime suporuotą Android telefoną, galima pasižiūrėti, kaip veikia Android Auto. Spaudžiame Android Auto, užeiname. Noriu paminėti, kad telefonas veikia bevėlių būdu, nereikia jungti jokio laido ir panašiai. Turim Android Auto programėlės, valdom su originaliu joysticku, turim Waze, Spotify ir kitas navigacijos bei muzikos programėlės. Tai taip pat galime pasibandyti atbulinio vaizdo kamerą, užkuriame, įjungiame atbulinį bėgį, vaizdas pasikeičia į atbulinio vaizdo kamerą originalią, įjungiame Drive, vaizdas atgal pasikeičia į Android Auto. Dabar galim pabandyti prisijungti iPhone telefoną. Taip, tam, kad pasijungti bevėlį Apple CarPlay, pradžioje einame į Bluetooth nustatymus. Čia susirandame CarPlay adresą, spaudžiame jo, spaudžiame Connect. Ir turime ekrane bevėlį Apple CarPlay. Turime programėlės Google Maps, Spotify, Waze, lietuviškos radijos programėlės ir kitas programėlės, kurios yra leidžiamos Apple CarPlay. Tai garsas pasijungia per originalų Bluetooth'ą, tai reiškia, kad mes pradžiai pasirenkame garso šaltinį savo telefoną originaliame meniu ir tada einame į CarPlay. Ten pasirenkame Spotify, pasirenkame savo mėgstamą dainą ir turime garsą per originalų Bluetooth'ą. Kadangi garsas veikia per originalų Bluetooth'ą, tai nenukenčia garso kokybė. Taip pat jūs galėsite naudotis telefonu, tai klausyti muziką, taip kaip jūs darėte ir prieš tai, prieš instaliaciją Apple CarPlay. Viskas išlieka geros kokybės, patogu naudotis ir panašiai. Galinės kameros neberodysiu, jinai veikia lygiai taip pat tiek su Apple CarPlay, tiek su Android Auto. Fainai yra tai, kad išsinaudoja tas didelis ekranas su naudinga informacija Apple CarPlay, Waze, Google Maps ir panašiai. Tokiem Lexusam ir kitiem automobiliam montuojame Apple CarPlay integracijas. Esam poreikiui keičiame ekranus, montuojam galinio vaizdo kameras, galinių sėdinių, entertainment ekranus ir panašiai. Daug visokių sprendimų. Ambient light'ą montuojam. Iki kitų susitikimų. Žiūrėkit mūsų video, spauskit like, share, subscribe
ir iki.